Na, matot, priekyje eina čia rusų šeimyna. Čia žirginė mes. Tai tas šuniukas. Jisai atnešė man kamuoliuką teniso, tas šuo. Ir stovi prie manęs. Aš ištraukiau jam iš dantų, numečiau. Jis nuvarė, paėmė, atnešė man ir vėl stovi prie manęs. Šitie šeimininkai atėjo, juokėsi, sako, jo, jis labai protingas, sako, su juo tik užsiimk. Bet toks keistas čia man nuotykis su tuo, su štapleriu, ar ne, iškraudinėjo man. Rusas irgi. Tai pas mane dabar ant galo yra truputį svorio, žinot, aš norėjau, kad ant priekio permestų. Laukit, atsidarysiu vartus, sakė paspaust ir viskas. Nu, o ta paletė, čia kur iškraudinėjau, jinai buvo ilga labai. Ten vos net 3,5 metro. Aš jam sakau, ten viena paletė maišė ant galo, sakau. Tu, sakau, iš karto, pas mane dabar priekis tuščias. Paimk puspaletę, ten tokia, žinot, 200 kg beveik. Ir iš karto ant priekio man, sakau, padėk. Sako, nedėsiu ant priekio. Sakau, tai kodėl? Sako, padėsiu ten, iš kur paėmiau. Sakau, tai tau sunku, sakau, va, 3 metrai į šoną, sakau, ir paletę padėt priekį. Nedėsiu, sako, ir viskas. Nu, yra keistų žmonių, sakykit, ką norit. Gerai, darausi kitą užduotį, bet aš matau, kad čia iki 5 dirba, aš nespėsiu. Nu, ir ką rodo man, kiek važiuot. 50 kilometrų. Dabar kamščiai. Rodo 5 atvykimas, tai taip, kad bandysiu, nežinau, aš visada bandau. Bet, ta prasme, nu, gausis kaip gausis. Bet jau karšta, 24,5 rodo dabar. Nu, tai viskas gerai, čia gausis, mes šiandien pasikrausim tą krovinuką, kur sakiau, kad nespėsim, nes vadybininkas dabar paskambino, sakė, kad iki 7 jie ten darbuosis, lauks, sako, jei atvažiuos iki 7, tai atvažiuos, tai man 5 rodo pasikrovimą, nu tai gerai, pusvalandį dedam kamščiam, tai 5:30 aš būsiu ten, tai aš ten iki 6:30 ten gali ir pieškom nueit. Nu, vienu žodžiu, nuotykį nesibaigė. Vos įsiprašiau, kad pakrautų. Pas mane, žinot, ten, kada aš pasikraudinėjau, labai maišėsi viena su kitom paletės ir viską teko ant galo krauti. Nes kitaip negalėjau. Ta ilga paletė daugiau nei per pusę mašinos buvo. Niekaip aš, kombinavau, niekaip nesigavo nuo pat pradžių. Ir pas mane dabar ant galo buvo 3,5 paletės. O čia, šitoj gamykloje, labai didelė čia gamykla, čia ir tikrina krovinius, ką atsiveži, ką įsiveži, sustosi, matysit, toks juodaodis. Nu ir vienu žodžiu, sako, mes kraunam tik per galą. Tai sakau, nu tai jeigu nesunku, sako, nevažiuojam į teritoriją su štapleriais. Aš pirmą kartą girdžiu tokius, žinot. Sakau, blemba, nežinojau. Sako, tu pirmą kartą? Sakau, jo. Sakau, duokit man rankinį tą keltuvą, aš, sakau, susitvarkysiu tas paletės. Sako, tu turi turėti keltuvą. Sakau, mano ne liftas, aš neturiu. Sako, čia jau ne mūsų bėdos. Ir neduoda, žinot. Sako, guodžia vien tas dalykas, kad tu pirmą kartą čia padarysim, sako, išimtį. Tai teko, ta prasme, vis tiek lauke nekrovė, turėjau įvažiuoti į vidų ir ties vidurių būdos. Sakau, galit į priekį pakelt, tai čia kaip tas ruselis, sako, ne. Nu ten tik tai va, reikėjo biškį
užskersuot štapleris ir viskas, ir būtų priekį padėjo tą paletę prie pat krašto, sakau, pastumbiškį į vidų. Tai toks nepatenkytas, žinot. Nu, aišku, iš kitos pusės, aš suprantu ten, žinot, kiekvieno užgaidas ar kažką tai tenkyt, bet, nu, blemba papuolęs tokioj situacijoje, tai vienu žodžiu, galvau, kad nepakraus, pradžioje nesileido visai į kalbas. Nu, vat būna tokių situacijų ir tu daryk, ką nori, žmogau. Ir ar ten nacionalistai ar ne, yra gamyklos taisyklės, jie paprasčiausiai tą lauke nekrauna, tik viduj, sako, per galą mes tave turim krauti ir viskas. Tai tipo padarė išimtį, kad pirmą kartą. Iš kur jie ten žino, ar aš pirmą kartą? Vienu žodžiu, dabar negriukas patikrys mūsų būdą. Čia ir paso reikėjo visko. Nu, čia tiesiog griežtos taisyklės ir viskas. Čia man ne naujiena tikrai. Tuoj ateis. Jau ateina. Oi, kokios vietos gražios. Oi. Iš visų pusių. Na tai ką, aš pasistačiau planą chuliganą. Šios dienos pabaigtuvėm turiu krovinį Amsterdame. Įsikrovimo. Ir šiaip planas buvo rytoj įsikraut. Nes jau diena baigėsi dabar 8 vakaro. Vietos laiku jau galėjau eiti aš miegot seniai. Bet, ką aš nusprendžiau padaryti? Rytoj ryte savaime suprantama, tokiam kaip Amsterdame, žinot, kas ten darysis? Kamštynai. Klientė skambino ir teiravosi, kada aš atvešiu krovinuką. Paklausiau pas ją iki 9 valandos vėliausia galiu atvežti. Sakė iki 11. Dabar vėl su ja susiskambinau, pasakiau, kad 10 būsiu. Paklausiau mandagioj formoj, ar tinka toks laikas. Labai, sakė, tinka, labai lauksiu. Tai aš ir labai tą krovinuką jai nuvešiu. Ten 3 dėžutės ir bus labai šaunu. Kadangi mums po to, matot koks kamštis iš čia, kadangi mums po to, policajus, mums po Amsterdamo reikės į Rotterdamą važiuoti. Tai mes pagrįždami kažkur užsuksim degaliniai ar kažkokiam parkinge ir kirsim į masę. Galėsim ryte ilgiau pamiegot. Aš manau, kad priėmiau logišką sprendimą. Kaip jūs galvojat? Gaila, kad negalit parašyti komentarų. Ne, aš neironizuoju. Tiesiog, nu, tai yra geriausias variantas. Todėl, kad, nu, ką man kankintis per tuos kamščius? Ką man rytoj anksti keltis? Ašgi galiu viską protingai ir šiandien padaryti. Ir bus ir nervai ramūs. Nu, kaip sakant, ir avys sveikos, ir vilkas sotus. Va, koks aš protingas. Tai nepabėkit, dar truputį pasigrožėsim vakarinėm Amsterdamo gatvėm. Čia judame pakraščiu Rotterdamo. Mums rytoj reikės į čia atvažiuoti. Į šį miestą. Čia jau miestas. Nepaginčysi. Gražu čia. Dvidešimt kilometrų liko iki Amsterdamo. Kelias pasaka. Pasaka. Geresnio žodžio nesurandu.
kaip stiklas. Tie, kas nebuvę Olandijoje, nežino to malonumo. Koks yra kaifas važiuoti tokiu keliu. Ir užuojauta tiems, kurie tik Lietuvos autostradom važinėjo ir važinėja. Bet kaip taip įmanoma tokią kokybę kelio padaryti? Nei vienos duobytės. Aišku, taip, žinot, yra, kad lengvai pasupa ar kažką, bet važiuoji kaip ant paduškų. Įriedėsim jau įriedėjom Amsterdamą. Trys kilometrai liko iki tikslo. Na, čia kažkaip man pavyko greičiau truputį atvažiuoti. Jo, gerai. Tai jo, man liko 2 kilometrai, tai jeigu jums nesunku, tai nusileiskit. Gerai, tai jūs daugiau už kelių minučių būsite, ne? Jo. Gerai, tuoj ateinu tada į lauką. Aha, ačiū, iki. Iki. Čia, ne, dar biškį reikia tiesiai. O gal čia, čia. Tik man raudona, dabar žalia. Sakė, ten problemų nebus su parkavimu, tai labai gerai. Reikia apsiklausinėti, nes atvažiuoji čia ne į Sirijus. Sakė, iškasinėta, jo, čia. Iškasinėta. Bet čia negaliu sukt. Man reikia čia parkuotis ir laukt. Tai dabar pasirodo, kad yra taip. Mergina pasitiko ir pasirodo, kad ji kolegė tų, kurioms aš vežiau į Veneciją krovinį. Sako, jūs labai išgirtas, nes, sako, apie jūs girdėjau, papasakojo, sako, mano draugės man, kad jūs labai greitai važiuojat, greitai pristatot, labai mandagus. Nu, vienu žodžiu, komplimentų gavau tokių, kad patikėkit. Seniai jau aš tai buvau išgirtas. Ir vienu žodžiu labai apsidžiaugė, kad šiandien atvežiau. Sako, norėjau šiandien gauti tikrai. Tai va, sakau, ir gavot? Sako, jo.
Tai vienu žodžiu ir aš džiaugiuosi, kad atvažiavau šiandien. Dabar 90 km iki sekančio krovinuko Rotterdame. Bet mes kažkokią pusiaukelę nuvažiuosim. Čia kažkur reikės nusukti, žinau. Čia va. Viskį kirsim, dvigubą ištisinę. Jaučiu, niekas nematė. Viskas gerai. Tokiem žmonėm kaip man yra atleidžiama. Ne. O, tai ką čia, va, tik kraštelį Amsterdamo užgaudėm ir viskas. Kaip pastatėliai, eik tu savo. Problematiška parkinguose bus sustot, nes bus viskas sausakimša. Bet rasim vis tiek. Blemba, kaip gražu, aš negaliu. Aš atsikraustysiu į Amsterdamą gyventi. Visur aš noriu gyventi. Austrijoje, kalnuose, Amsterdame, čia dangoraižiuose. Gražus nameliai, tikrai gražus. Aną pusę atvažiavom, šitą grįžtam, viskas. Oh, goodbye, my love, goodbye.